mėnesių tokio nesusigaudimo, tokio plaukiojimo. Atrodė viskas baigta, jau viskas. Pradėjau kalbėti, kalbą, viskas eina aiškiai, gražiai, sakinys po sakinio, vardai visi savo vietoje, dviese vietose, kažkas netai. Idealiai, niekad nemokėčiau taip papasakoti, pašnekėti, ką nors taip sumastyti. 20 minučių. Kam tuoj pat apskambinau, meilė skambino, 20 minučių iškalbėjau kaip iš rašto. Vasario 7. Dar pačios gyvybės žydinybos. Stipri, rodos ir nepasensė. Palinkėsime, kad jai būtų lengva. Per 21 metus jis sugebėjo kai ką įdiegti į mūsų mąstyseną, į mūsų veikimą. Vieną ką galėčiau dabar pasakyti, kad jis sustiprino norą kalbėti tiesą. Kartais malonę, kartais kam nors ir nemalonę, tiesą ir nieko daugiau. Ir dar ką jį ragino kalbėtis. Meilės reikalavimas visada buvo, tai darykim. Kaip grainio liepą nukirto ir danguje liko skylė. Gal būdama ten, jį dar mums padės. Aš tikiuosi. Kada buvo sunku, aš sakau, man sunku, daktarė. O jis sako, o tai tu nori, kad būtų lengva? Tokių yra daug, kurie lengvai gyvena. Stovėk, kad visi matytų, kad ir sunkiai būnant gali pakelti. Tai man išliko amžiams tas. Ir aš manau, aš prisidedu prie profesoriaus Romano. Turim stovėti, turim kažką daryti. Nes daktarė vis klausdavo, čia profesorius Saukas sakė, kad ne vasario, dar visai nesenai klausė, o kaip gyvensim? Pasako, kas yra. Ir kai papasakoj, o tai kaip gyvensim? Ir tik prieš savaitę pasakė, pavargau. Tai nepavarkim mes, nepavarkim. Ir iš tiesų padėdami jų šeimos keliu, gyvenkim toliau ir dirbkim. Ir tiesiog noriu papasakoti vieną atvejį. Mokykloje mane matematikos mokytoja labai barė. Sako, tavo močiutė rodo per televizorių, o tu šito uždavinio neišspręsti nesugebi. Aš sakiau, kad mano močiutė gal ir išspręstų, bet aš esu tik anūkė. Parėjusi namo, aš papasakojau močiutė šitą situaciją. Močiutė pamastė ir sako, greičiausiai ir aš to uždavinio nebūčiau išsprendus. Tai tiesiog man buvo labai džiugu, kad močiutė buvo su mumis ne tik tai kaip mokslininkas iškilus žmogus, bet ir kaip namų dvasia, močiutė, ir mes galėjom dalinti su ją ne tik tai savo išgyvenimais, kaip mokykloje yra su programa, kaip sekasi mokytis, kokie mūsų planai universitete, bet ir tuo, ką mes skaitome, kuo mes gyvename. Mūsų šeimoje labai populiarios vaikiškos knygos. Jeigu tik kokią gerą gauni, perskaitai, tai iš karto siūlai mamai arba močiutei. Ir taip nutiko, kad aš nusprendžiau patikrinti, kodėl vaikai skaito Harry Potterį. Perskaičiau, supratau, kad įdomu ir kodėl įdomu ir kaip ten yra, ir pasiūliau močiutei. Jinai perskaitė 1 tomą, 2 tomą, 3 tomas jau buvo storas. Nunešu jai, kitą rytą jinai man skambina ir piktai sako, daugiau man tokių knygų nenešk. Pagalvojau, vis dėlto tai netinkama literatūra mano močiutei. O jinai man sako, supranti, visą naktį nemiegojau, nes turėjau pabaigti. O kaip man dabar dirbti? Bet reiškia vėlgi tas pat, visgi
tos dokumentus reikėjo šitos drąsos. Ir mes gražiai žinome, sakysim, ta lituanistinė katedra, kai buvo išvaikyta. Nu, bet visgi išvaikyta. Bet juk ta katedra faktiškai tai buvo jo sukurta, nors katedra visa buvo jų. Bet visgi tai buvo vienas iš pagrindinių to metų lituanistinių židinių. Nu, ji buvo išvaikyta, bet visgi tie daigai ir to jau liko, bet aš Paskievičiūtė ar Vanda Zaborskaitė ir kitur, bet ta dvasia taip ir išliko, katedra, nors buvo apdaužyta katedra kaip reikiant, bet išliko. Reiškia, tokiu būdu pasirodo, kad bet kokiamis sąlygomis galima dirbti. Ir vienas dalykas, jeigu tu nori aukotis, žinoma, buvo tam tikros rizikos, nu, bet be rizikos turbūt niekas nieko negali pasiekti. Todėl aš kaip tik net, žinoma, daugiau anksčiau negu Sąjūdį pažinojau, dėl to nekilo tokio klausimo, kai jį tapo būtent sujudėti. Aš noriu grįžti maždaug į 53-uosius, maždaug. Gal antruosius, gal trečiuosius, o gal ketvirtuosius. 51 metais įstojau į universitetą. Per pirmą sykį mūsų susitiko keliai gyvenime su daktarė. Tuos metus čia daug yra tokių irgi baltų galvų, nesakau žilų, nes mane viena dzūkė senolė dainininkai pataisė, dukrytė mano, rūtela mano, kiaula žila, o žmogus tai baltas. Tai šitą labai atsimenu ir va štai tos baltos galvos prisimins turbūt šitą epochą, labai aiškiai. Kritika, savikritika, jeigu tau smūgį, tu turi duoti du atgal, būtinai. Klasių kova stiprėja, imperializmas galva vis kelia ir tą galvą vis tiek reikia taip daužyti ir daužyti pašėlusiai. Nu ir tai buvo ideologinis pamatas. Kiek mes jį priėmėm, kiek nepriėmėm, bet tai vis dėlto veikia jauną, dar nenusistovėjusį, nesuprantusį žmogų veikia. Meilė Lukšienė dar knygos apie Joną Biliūną nebuvo išleidusi, bet jie seminarą vedė apie Joną Biliūną. Nežinau, gal mūsų gal 10 studentų buvo tam seminare. Nuosekliai kalbėta apie Biliūno kūrybą. Ir staiga tas visas ideologinis forsavimas, kuris vyko ir per komjaunimo susirinkimus, ir per atvirus partinius susirinkimus, ir per marksizmo seminarus, ir marksizmo paskaitas, kurių buvo labai daug, staiga ėmė ir kažkaip apsivertė. Atsirado ta idėja, kad blogio grandinę reikia nutraukti. Atsirado atlaidumo, kilnumo idėjos, kad blogį galima gėriu nugalėti, arba bent toliau to blogio nepratęsti. Ir šitai mes tai vis tiek palyginti dar jauni vaikai, dauguma ateina iš kaimo, iš tos tradicinės moralinės aplinkos, visgi mes labai giliai priimėm, kalbu apie save, labai daug ką toliau šitos nuostatos pakoregavo. Tai va štai tas toks ankstyvasis mano susitikimas su daktare Lukšiene, o paskui jis tęsėsi per visą gyvenimą. Tai daktarė išėjo, bet šitą širdperšą paliko. Ir dėl savęs paties, ir dėl kitų, ir dėl tokio gana sujaukto mūsų gyvenimo, sujaukto požiūrių, tų moralinių barjerų, to sugriovimo. Ir šitą skauda. Labai. Ir daktarė visą laiką šitą skaudėjo. Noriu baigti šviesesnę gaidą. Ir daktarė mokėjo džiaugtis. Ką mes girdėjom tuos garsus, kurių apsupty daktarė atsigulė į savo vietą, atėjo į savo vietą. Genelis kaleno, paukščiai čiulbėjo,
varpai skambėjo, šuneliai lojo, visas gyvenimas miesto ir Lietuvos girdėjosi. Aš manau, kad tai yra džiugesys, kad kaip tik ta diena šiandien buvo tokia graži ir jos, nors ir sakė, kad pavargau, bet vis dėlto laukė ir išėjo būtent tokią dieną auksų pažymėta. Apie politiką. Švietimo politika yra toks dalykas. Ateina konservatoriai, tautos vertybės, įvairūs abstraktus dalykai labai svarbu ir tarytum ten vėjas pučia švietimo bures. Ateina labiau liberalai, tai reikia efektyvaus valdymo, reikia taupyti, reikia ten dar kažką daryti, labai konkrečiai. Tai yra politika. Vieną ausim vis dėlto girdėjau, liktai Darius sakė, kad daktarė buvo išmintinga politikė. Dar kai net Lietuvoje ir politikų gal nebuvo, nepriklausomos Lietuvos politikų. Bet aš manau, kad daktarė vis dėlto ne politikė. Aš manau, kad ji iki šiol vienintelė nepriklausomos Lietuvos švietimo filosofė. Ir tai sakau dėl to, kad ji vis dėlto matė ateities idėją ir ateities vaizdą, kaip ir mato filosofai. Ir tas vaizdas ir yra tas džiugesys, kuris šiandien yra su mumis, ir tos ateities idėja, kurią turėsim vis dėlto dar daryti, ir net nepriklausomai. Su kairiaisiais, su dešiniaisiais, su tom abstrakčiom idėjom. Nes filosofija jos yra ne tauta, ir ne valstybė, ir ne pinigai, ir ne vartojimas, ir ne efektyvumas svarbiausia. Ten jos filosofija, kaip aš ją skaitau ir suprantu, svarbiausia yra žmogus. Žmogus Lietuvos, kritiškai mąstantis, kūrėjas, ieškantis, klystantis, ir tokį žmogų, jis sakė, reikia ugdyti. Ir tada bus tas žmogus ir puoselėtojas vertybių, jis ir kitaip vartos. Ir mano tėvai, ir Meilė Lukšienė buvo nuostabus kūdikiai savo nuostabiausių tėvų. Abi mamos buvo našlės. Ir taip sugebėjo išauginti, kad mes visi nebegalim atsistebėti, kokia buvo Meilė Lukšienė. Savo tėvais aš taip pat didžiuojuosi. Ir to gyvenimo džiaugsmo, to stiprumo, tos tokios gyvenimiškos jėgos, tai kiek turėjo mamuliukas, kaip mes visi vadinom, tai yra Lukšienės motina. Tai viską tą jinai kiek galėjo, tiek perdavė. Ir žiūrim, jau kelintą kartą. Meilė mus visus žavėjo, Inge taip pat, reiškia, paveldėjus, vat būtent šitas gyvenimiškas, nepaprastas savybės, vat, pareiga gyvenimui, pareiga tėvynei, meilė tėvynei, tai eina jau iš kelintos kartos. Ir norėčiau palinkėti visiems, kad tai būtų perduota. Taip kaip mūsų seneliai ir tėvai perdavė mums, kad tai būtų perduota mūsų vaikam, anūkam ir proanūkam. Virginija sakė, kad daktarė turbūt politikė nebuvo, buvo filosofė. Na, aš manau, kad ji buvo ir politikė. Tai, ką mes matėme tais metais nuo 91-2, tai buvo iš pradžių labai didelių vilčių, labai didelių vizijų, labai didelių siekių metas, o paskui taip pat ir didelių nusivylimų ir didelių skausmų laikas. Ir visą tą metą buvo matyti labai gerai, kaip daktarė, remdamasi visą savo gyvenimo patirtimi, labai gerų žmonių psichologijoje žinojo, kaip jie režisavo žingsnius ir kaip galvodavo, ką reikia daryti. Iš tiesų, visos problemos būdavo sprendžiamos dažnai susidėliojus tokį labai platų žingsnių scenarijų.
Pas ką dabar reikėtų nueiti, su kuo pakalbėti, ką padaryti, kaip tas reaguos, kaip tas reaguos, kaip tas reaguos, kas dėl to gali nutikti, ką reikėtų daryti toliau. Ir taip ir būdavo veikiama, tik to veikimo galbūt niekada nesimatyta. Bet man tai buvo ta didžioji politikos pamoka. Ir buvo kraštutiniai atvejai, kad daktarė jausdavo, kad dėja tais visais užkulisiniais žingsniais nieko nepadarysi, nebėra ką daryti. Reikia eiti tiesiai, laužtis pro sieną be durų. Ir tada daktarė būdavo tokia, kaip jeigu matėte tą epizodą iš Sąjūdžio, pasitempusi, atsistodavo, pasitempdavo, pasimdavo rankinuką ir žygiuodavo. Ir savo autoritetu ir tuo savo nepalaužiamumu pramušdavo. Ir kodėl jai taip pavykdavo, man rodos, vienas iš tų dalykų buvo tai, kad daktarė mokėjo kažkaip neklysdama ir nebejodama labai greitai ir labai tiksliai įvertinti, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Kiek aš prisimenu tokiu atveju, kai ji abejodavo, kaip ką nors reiktų įvertinti ir ką daryti, būdavo gana nedaug. Čia vėl Violeta mane pataisytų. Bet šiaip toks žmogus, kurio principai ir kriterijai yra labai aiškus, šiaip jau galėdavo būti labai įsitikinę savo teisumu. Ir iš dalies, ko gero, tai lėmė, be charakterio, bet ir tas įsitikinimas, kad aš neklystu, lėmė jos jėgą. Ir būtent dėl to galbūt tokio asmenybių šiuo metu ir trūksta, kad trūksta žmonių, kurie gerai žinotų, ką jie mano apie tai, kas vyksta. Ir gebėtų tai išaiškinti kitiems. Mes, tai reiškia, mes tai tie, kurie esame turbūt. Ir tokios didelės bendruomenės dalis išgyvenom arba gavom tokią didžiulę likimo dovaną. Būti savo istorijos, labai tokios, kaip visi žinom, komplikuotos ir skaudžios, patį gražiausią švytėjimo laiką. Ir žinoma, dar čia šiandien dar tik pakasim, bet dabar aš kaip pagalvoju apie mamą, kai jinai yra tiek gavusi dovanų iš pačio to gyvenimo. Pirmiausia, tai tą nepaprastą aplinkinių žmonių švytėjimą. Švietimiečiai, su jais, galiu sakyti, kiek truputį vėliau susipažinom. Bet tai buvo toks pliūpsnis sutarimo, minties darbo, bet tokio sutardino darbo. Pareina mama, va taip formulavom, o tas sakė taip, tas taip, tas taip, tas taip, bet ko gero reikėtų daryti taip. Ir tada dar rytoj viską tą tarsimės. Ir ateina sprendimas iš bendro buvimo, iš bendro suvokimo, iš visų bendrų šaknų, iš bendros ateities matymo. Tai kaip dabar pasakyti? Tai, kad čia yra šita bendryje, taip drįstų pasakyti, nes yra visi kartu ką nors darė, veikia. Ir suėjome ne tik mamos vedinį, suėjom dėl to, kad esam labai artimi žmonės. Praeina 30 metų, galbūt triuoju, 10 metų nematei žmogaus, susitikai sankryžoj, 3 žodžiai ir viskas aišku, mes ten pat nuėjom. Tai čia yra turbūt ta pati didžiausia gyvenimo dovana ir mamai, ir kartu, ko gero, buvimas kartu turbūt nieko yra nepakeičiamas. Tas ryšys yra turbūt pats brangiausias dalykas gyvenime iš viso. Jie puikiai suprato, kad Lietuva kaip valstybė kilo iš rašto, iš mokslo, iš kultūros, kad tai buvo ir turės būti tautos vertybės, jos sąmonėjimo garantija. Visa kita yra išvestiniai dalykai. Politika, verslas, pinigai, įstatymai, baudžiamasis kodeksas. Ir programavo mums darbščios, šviesios,
ir laisvos Lietuvos sampratą, net ir tada, kada rodės buvo neįmanoma, dėl ko ir pati nukentėjo. Velionės viso gyvenimo priesaką galima būtų suformuluoti taip, kad ir koks būtų nepalankus metas, kad ir kokie sunkumai mus ištiktų, negalima rezignuoti, reikia dirbti, veikti, kurti. Tuo laikytis ragino ir kitus, niekada nenuleisti rankų. Tai Velionė patvirtino visų savo gyvenimą ir suteikė mums viltį šiandien. Šią vasarą kalbėjome su Meile Lukšiene apie dabartinę kultūrą ir sutarėm, kad jai stinga tam tikro gelmens. Klausiu, ar skaitėt Cicerono aprašytą Scipijono sapną? Sako, ne, papasakok. Mėginu atpasakot Ciceroną. Jis pasakoja, kaip Scipijonas jaunesnysis, užmigęs Afrikos pakrantėje, sapne išvydo savo senelį, karvedį, Romos karvedį Scipijoną vyresnįjį, tarp žvaigždžių, šviesioj, ramioj, tyroj erdvėj. Ir klausia, gal čia yra ir mano tėvas? Taip, sako, čia yra ir tavo tėvas. Mes visi čia, kurie dirbom Respublikai. Tarp jūsų taip šviesu ir gera, gal aš irgi galiu tarp jūsų pasilikti. Ne, sako senelis jų anūkų. Pirmiausia, reikia atlikti savo darbus Respublikai. Atlikti savo darbus tėvyniai, tada mes tave su tėvu čia lauksim, tarp žvaigždžių. Meilė Lukšienė klausosi, šypsosi. Ir šiandien, turbūt tarp žvaigždžių, sutikta Marijos Gimbutienės, Jono Biliūno, Julijos Matijošaitienės, Juliaus Greimo, Vytauto Kavolio, Vytauto Kubiliaus. Visų tų, kurie dirbo Respublikai, laisvų žmonių bendruomeniai, dirbo tėvyniai, dirbo tautai, kurie šiandien tarp ramių, šviesių žvaigždžių.